Sveiki ponios ir ponai, šiandien, kaip matote, vėl su jumis Karolis, pasiruošiau ir dabar važiuojam toliau su video vlogu. Šis video vlogas bus išskirtinis negu prieš tai, nes šiandien kalbėsime, galima sakyti, apie nieką. Šiame video vlogą, kaip ir minėjau, šiandien įdėsiu 3 mėgstamiausias mano nejaukias situacijas iš jūsų komentaro, bei užduosiu jums klausimą gale šito video, tai norėčiau, kad visi pakomentuotumėt būtinai apačioje. Na ir aplamai, šis video nėra toksai su tema vien dėl to, nes norėčiau pažinti jumis labiau, nes aš vis pasakoju, pasirinku temas ir kalbu apie kažkokias temas, o šį kartą norėčiau susipažinti šiek tiek labiau su jumis. Iškart bėgu prie jūsų, ir klausiu jūsų, ko jūs norėtumėte matyti šitame kanale. Pavyzdžiai gali būti video vlogai, kaip ir seniau kūriau, pasirinkti, pavyzdžiui, temą ir kalbėti apie ją. Arba, pavyzdžiui, tokie kokie nors juokingi arba kūrybingi kūrinukai. Tarkim, kaip sumontuotas koks nors trumpas filmukas ar kažkas panašaus. Tai nepatingėkite ir parašykite į komentarus, ko jūs tikitės iš šio kanalo. Na, o dabar bėgame prie man pačių labiausiai patikusių nejaukių situacijų. Taip, jų labai buvo daug ir jos yra visos nuostabios, aš prisijaukiu iki žemės graibimo. Na, o prizinę 3 vietą užima, tai yra Agnė. Agnė sako, va, ištaiso rašinį mokytoją ir jinai nusprendžia paskaityti jį prieš visą klasę. Aš prisimenu, kai aš buvau Lietuvoje ir ne būtent Lietuvoje, taipogi daro čia ir Airijai, paskaito, va, tu čia toksai geras, o tu ten prirašai visokių nesąmonių ir paskaito prieš visą klasę. Iš ties būna biški nejauku ir kartais net pasidaro veidas visas raudonas, kaip matote čia mėlynas, bet nieko tokio. Taip, Agnė, tu laimėjai prizinę 3 vietą, tavo prizas. O dabar bėgame prie vietos numeris 2. Na, iš tikrųjų buvo labai sunku įsirinkti, nes daug buvo tokių komentarų, kurie tikrai gan buvo juokingi. Bet 2 vietą užima, man atrodo, Artūro parašyta nejaukia situacija. Artūras pasakoja, būni su draugu, čia vat mano draugas, sveikas, ką vakar veikiai? Ne, nieko, supranti, biškai buvom išėję su panelė pasivaikščioti. Ai, aš irgi, žinok, išėjau su šunį pavedžiau, žinai, šiaip, ką, žinau, siemkas pavalgiau. Nebuvo ką veik žiauriai. O taip, 2 draugai kalbasi ir prieina 3 žmogus, kuris yra nepažįstamas vienam iš tų draugų. Situacija atrodo tai taip. O, sveikas, Jonai, kaip sekasi, senai nesimatėm, kaip laikais. Na, iš ties po biškį, žinai, ką, žinau, šiaip atvaikštau, matai, dabar einam į Akropolį. Ir nežinau, ar supratote, nesupratote, bet esmė tame, kad ateina koks nors dar vienas draugas ir tu jo nepažįsti ir stovi toksai, kaip galima sakyti, atstumtas ir išvis, ką tu čia darai. Na ir prizinę 1 vietą tikrai buvo gan labai sunku išrinkti. O dabar 1 vietą užima žmogus vardu Heras.lt. Šis žmogus yra šokėjas nuo prigimties. Na, aš sprendžiu palei jo komentarą. Sako, šoki kambaryje ir ateina tėvai. Jo, tai gan nelabai jaukiai pasijausčiau irgi. Na, šunuolis tu Heras.lt, taip toliau, šok kambaryje, tik žiūrėk, kad tėvai daugiau neateitų. O dabar paskaitysiu ne prizinės vietas užėmusias dar kelias nejaukias situacijas, kurios pateko į mano sąrašą. Na, viena tikrai gan juokinga situacija buvo tai, kai pamatai žmogų, kaip atrodo kaip tavo draugas, ir tu jam pasakai, o, sveikas, jisai atsisuko, ten pasirodo ne tavo draugas. Jo, tada tai būna taip. Na ir paskutinė situacija, kuri pateko į mano sąrašą, tai buvo iš atsigavusio. Jisai gan atsigavęs, tai aš nemanau, kad jam buvo tokia nejauki situacija, tai jisai mėgina sveikinti su visais. Pavyzdžiui, eini, atrašai telefonu ir pažiūri, atrodo lygtai kaip tavo draugas, bet gal ir ne. Toliau eini ir po to, ne, nu vis tiek, čia turbūt Jonas yra. Ir toliau keliauju su telefonu ir žiūri, jo jautiesi ranką, o pasirodo tenai ne tavo draugas. Atsigavęs. Maladė, sveikinęs bent mandagus. Ir vienas iš žmogeliukų klausė, kokias lempas naudoju bei apšvietimą savo video kūrimo. Tai va dabar aš tau jas ir parodysiu. Na štai, kaip matai, čia yra 3 lempas, esu susidėjęs, čia susidėjęs tokį filtrą, čia užsidėjęs mėlyną filtrą, o čia tiesiog šviečia į mane. Tenai naudoju mikrofoną, tik nežinau, ar su juo išeis geras balsas šį kartą. Na ir tikiuosi paliksite komentarus, ko jūs tikitės iš šio kanalo, bei taipogi užduodu jums šiandien dienos klausimą. Man tikrai yra gan įdomu sužinoti, kas jūs per žmonės esate ir labai įdomu, iš kur jūs esate. Taip pat komentaruose taipogi palikite savo amžių
bei iš kokio Lietuvos kampelio jūs esate. Tai va dar kartelį norėčiau padėkoti labai jums visiems už 800,5 subscriberių. Tai yra tiesiog neįtikėtina, aš niekada tikrai negalvojau, kad tai galėsiu pasiekti. Taipogi labai didelis dėkui už tos like paspaudimus, taip atrodo yra labai sunku, bet iš tikrųjų nėra sunku. Ir kurie tai padaro, tai labai dėkui jums. Taipogi dar susikūriau Ask.fm, kuriame galite klausti klausimus staigiai man, tai va paliksiu description'e. Taipogi tenai yra mano fanpages, nepamirškite užeiti tenai. Tiesiog bus greičiau susisiekti man su jumis ir jums su manimi per mano fanpage'ą. Taipogi artėja 1000 subscriberių, nežinau, kad aš juos pasiekčiau savaitės, 2 ar net mėnesio. Tai va norėdamas jums atsidėkoti, norėčiau paklausti, ko jūs norėtumėt matyti per mano 1000 subscriberių video. Tai gali būti challenge'as ar net nežinau kažkas panašaus, kas dabar Lietuvoje sklinda. Parašykite komentaruose, nepatingėkite ir susimatysime jau penktadienį. Iki.